Šiame stende mes pristatome su bendra įmonė Baudukas ir Kauno technologijos realaus laiko kompiuterių sistemų centre sukurta šiuolaikinė sumania virtuvė. Mes sukūrėme ir integravome į virtuvę kompiuterinę sistemą, kuri užtikrina vartotojai, šeimininkai ir leidžia vieno piršto paspaudimu atlikti eilę funkcijų. Šioje virtuvėje jūs galite naršyti po internetą, galite vaikščioti įvairiuose maisto gaminimo portaluose, stebėti video medžiagą, kaip pasigaminti jums maistą, matyti savo receptus. Lygiai taip pat jūs galite bendrauti virtuvėje su savo šeimos nariais, turėti savo videoteką, vakarienės metu žiūrėti jums patinkančius filmus. Be galo įdomus sprendimai yra ta prasme, kad jūs galite su savo šeimos nariais stebėti ir jūsų draugų vakarienę ir kartu bendrauti tarpusavėje tiesiog iš virtuvės. Sprendimas įdomus ir to, kad jame yra integruota ir sumani būsto sistema. Reiškia, jūs galite iš virtuvės valdyti savo būstą, nustatyti reikiamą šilumą, įjungti, išjungti elektrą ir kitus būsto inžinerinės sistemas. Šiais metais parodoje Naujo pasaulio susipažinome su atstovais iš KTU ir to eigoje gimė produktas, ką norėsiu jums parodyti šio pokalbio metu. Trumpai pristatydamas apie mūsų įmonę galėčiau pasakyti, jog esame ganėtinai jauni, labai jauni ir veržlūs ir greiti lyginant su mūsų bendra rinka, todėl siekdami įvesti produktą į rinką turime pasiūlyti kažkokių naujovių. Labai džiaugiamės, kad pavyko progą susipažinti su tokiais žmonėmis ir gauti tokį produktą. Kalbant apie mūsų įmonę, naudojame įvairių gamintojų furnitūrą, taip pat medžiagas ir aš galėčiau patėlį parodyti, pademonstruoti, jog šių laikų virtuvės, tiek ir kiti baldai gali daugiau negu įprasta. Jeigu pažiūrėtume, tai čia yra specialūs pristabdymo mechanizmai. Taip pat mūsų įmonė gamina ne tik tai virtuvės baldus, bet ir kitus visus kietosius baldus. Sumani virtuvė, turinti pavadinimą kitaip Fėja, ši sistema turi įvairias galimybės. Tai yra, turi tiesioginę sąsają su internetu, kurio pagalba galime pastoviai gauti naujienas iš internetinių puslapių apie naujausius receptus. Galime tiesiogiai sąsają turėti su elektroninėm parduotuvėm. Galime susidaryti sąrašus einamiausių reguliariai naudojamų produktų ir reguliariai jos sistema užsakinės, kada mes jausime stygių ir įvesime ir mes gausime tiesioginį pristatymą į namus ir automatiškai galėsime pasipildyti savo atsargas maisto. Kita funkcija šios sistemos yra tokia, kad jinai gali valdyti buitinę techniką, protingą buitinę techniką, kuri turi galimybę būti valdoma būtent šitos sistemos pagalba. Lietuvoje tai įvežti tokią protingą su galimybę surišti su mūsų sistemą buitinę techniką nėra labai populiaru, tačiau mes tikime, kad būtent šios sistemos sukūrimas paskatins būtent tokias galimybės įvežti buitinę techniką. Tokios buitinės technikos ir mūsų sistemos pagalba mes galėsime išėję iš darbo, būdami per atstumą ar kažkur tai kitur pasiruošę, tarkim, maisto produktus ir padėję būtent, tarkim, orkaitėje paleisti į gamybą ir grįžę puikiai rasti pagamintą produktą. Puikiai žinome, kad, tarkim, orkaitė taip pat turi funkcijas, nenaudojant sistemos irgi, uždėti laiko atidėjimus ir taip toliau. Tačiau kartais būna, kad mes tiksliai nežinome, kada grįšime iš darbo, to pagalba mes galime per atstumą naudodamės šitą sistemą paleisti maisto gaminimą ir grįžę rasti pagamintą ir skaniai pavalgyti. Tai yra pagrindinės funkcijos, kurias leidžia mums naudoti sistemą. Be to galima ruošiant maistą nenuobodžiauti, galima kalbėtis, naudojant šią sistemą su kita šeimininkė, su savo drauge, su giminaite. Galime gauti naujienas iš prekybos centrų apie akcinės prekes, maisto prekes, apie kitas prekes. Galima žiūrėti video filmus, klipus apie maisto pagaminimą ir ne tik. Tai aš manau, kad
tokios virtuvės sukūrimas iš tikrųjų keičia įpročius. O tai yra svarbiausia, norint sukurti inovatyvų produktą.